Aš esu Kanijus Vakaris. Mane jūs jau pažįstate. Esu tas BSK bendruomenės žurnalistas. Parašiau 20 Radvilų analų naujienlaiškių, 2 apklausas, dar 2 interaktyvias apklausas, naujienas video formatu ir MEO reklamą. Esu aktyvus bendruomenės narys. Esu licencijuotas bendruomenės medikas. Man patinka mano darbas. Man teko fiksuoti sukilimus, nesutarimus, šimtadienius, diskotekas. Mačiau daug. Šis mėnesis man buvo sunkus. Esu 12-okas. Ruošiuosi egzaminams, stojimams. Mirė mano katė. Mane atleido nuo BSK žurnalisto pareigų. Kodėl mane atleido? Dėl mažėjančios žiūrovų ir skaitytojų paklausos ir informacijos naudingumo. Taip man bent jau sakė vadovybė. Kaip suprast, tai aš nusprendžiau patikrinti, ar tai tiesa. Niekas nepasikeitė. Mano reitingai nenukrito. Jie iki šiol yra stabilūs. Vidurkis yra 5 reakcijos. Ar kas gali sutramdyti tokį neteisingumą? Kanijus Vakaris priblokštas. Vadovybė liepia man kurti naujienlaiškį kiekvieną dieną. Darbo dienom, aš galiu tai padaryti, bet savaitgaliais, kai aš nežinau, kas vyksta įstaigoje, kai nieko ten nėra, kai nieko nevyksta, ir tada aš turiu kurti, tai yra beveik neįmanoma. Todėl pradėjau kurti tai, kas šiek tiek susiję su bendruomenė, bet nelabai tiko vadovybei. Bet ką aš daugiau turėjau savaitgalį rašyti? Kad mokyklai tuščia? Patikrinus diagramas aš supratau, kad pusė naujienlaiškių yra neapmokėti. Aš juos visus dariau už dyką. Kas baisiau, vietoj to, kad vyriausybė mane palaikytų finansiškai, dabar aš turiu mokėti vyriausybei. Pirmasis mokėjimas – 34 000. Ir dabar kiekvieną dieną aš moku po 10 000 BSK monetų. Kaip suprasti, jį atleido? Kaip aš dabar sužinosiu aktualiausias naujienas? Vapše, kodėl reikia kiekvieną dieną versti jį rašyti naujienlaiškį? Buvo gerai, kai Radvilų analus išleisdavo tik 2 kartus per savaitę ar 2. Tada naujienos visos būdavo aktualios. Man labai patiko jo kinų kalbos pamokėlės. Kokie jūs visi heiguimen, jis bendruomenę bandė džiuginti savo jumoru, o jūs jį tiesiog atleidot. Myliu Kanijų taip stipriai, kad mano širdis sprogs, o kraujas subėgs į kryną. Visi yra rasistai ir diskriminuoja prieš Kanijų, nes jisai juodas. O man juodi patinka. Aš Kanijus Vakaris. Nebesu BSK žurnalistas. Man kažkada patikęs darbas niekam nebereikalingas. Tad pradedu naują skyrių savo gyvenime. Jau ieškau žurnalisto titulo įpėdinio. Aš atsistatydinu. Su jumis buvo Kanijus ir jo paskutinis reportažas. Iki greito.